Šiandien, ko turguje radau, buvo daug žmonių, yra gero, bet nieko gero. Na, pas mane yra gero. Diskas ir aparatas. Gerai. Parodysiu, ką nusipirkau. Kai, toks noras, kad norėjau nusipirkti įrašytą verbatim DVD minus ir rožinę, bet dėdukas nupirko. Dar ir tuščią Acme CDR 7 diskus nusipirko dėdukas. Nežinau, kas galėjo būti filmai, 6 filmai ir nežinau, kokie vadinami tie filmai ir kokia data ir kokia kokybė. Dėdukas, jeigu nupirkote šitą verbatim DVD minus ir rožinį pas tą piktą moteriškaitę ir tą Acme CDR 7 tuščius diskus naujus, kaip tu juos patikrinsi? Kaip tu žiūrėsi? Ir kokią kokybę matei? Kokie filmai yra? Pasakyk man. Apie šitą dėduką, kurį nusipirko, kalbu. Tai nupirko ir viskas. Nebėra to. Norėjau nupirkti, bet man gaila tų šito verbatimo. Tai kaip aš ten matysiu, jeigu yra failai visokie 6? Tai kaip aš tikrinsiu kompiuterį? Kaip jie tikrins kompiuterį? Kaip jie žiūrės? Nieko. Tai gal perpardavinės ar ką? Ir tiesiog, kokie filmai galėjo būti? Ar rusiški, ar kokie filmai? Man įdomu, žinok. Gaila. Kaip tu įrašysi? Nieko. Vietoj vieną diską nusipirkau ir 3. Papildomai. Tai va. Žaidimai. Bet nauji. Čia jau beveik Resident Evil 6 ant PlayStation 3. Ir taip apie tai ir kalbam. Resident Evil Operation Raccoon City. Žiūrėk, Nemesis. O čia ne tas, kur sako Leon Scott Kennedy. Capcom. Gerai. Svarbiausia, kad tai yra. Gerai, parodysiu. Kalbėjau. Netrumpai kalbu. Taip, filmavau ramiai ir va. Diskas. O lipdukas. Knygutė. Nespalvota Dimitrijau, bet linkėjimai. Ir taip. Dar lipdukas yra, jeigu jau. Švarus, kolekcinės būklės. Idealios. Ir beveik kaip retas. Tipo, žaista Resident Evil Operation Raccoon City, ne? Ir taip čia yra nauja ir tada. Taip, naujas. Kaip jo. Bet kolektyviškai. Pirkau. Šitas yra už 13 eurų, o kitas yra už 10 eurų. 20 eurai. Tai padarė man nuolaidą 18 eurų pas Mariuką nusipirkau. Užeikite pas Mariuką ir pamatysit to žaidimą. Ar tai da net turi šitą Resident Evil ir tą, kur nerodžiau. Vat ir ar tai da šitą turi. Ninja Gaiden Sigma. Taip, Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of the Chaos panašu į Nintendo Entertainment System. Ir ten buvo muzikos ripsai. Ir ten yra YTPME, vat, būtent kalbu. Taip, šitas žaidimą nusipirkau dėl šito mimo, kad tai yra Sigma Boy. Ir dar Sigma. Ir dar man labai įdomiausia, kad šitas žaidimas yra susijęs su mimais. Taip, Ninja Gaiden Sigma Boy. Senas PlayStation 3. Graži mergiotė. Taip, diskas.
bandau pasimti viską, bet... Knygutė. Nespalvota Dimitrijau. Verbatim DVD -R, 6 filmai ir filmai, kuriuos nežinau. Man labai įdomu, bet vietoj to galėjau nusipirkti. Nusipirkau šitą dėžę, kuriame yra įrašyti diskai ir dar praleistų diskų. Pirmos disko. Taip, Dracula Origins, bet vienas diskas trūko, bet vietoj to įdėtas įrašytas diskas. Mistinis, nežinomas. Nežinomi diskai. Daug nežinomų diskų nusipirkau, nes man labai įdomu. Dracula Origins. Vat ir dėžutė skaidosi. Kartoninė dėžė. Instrukcija. Čia perspėjimai, o čia kaip instaliuoti. Dracula Origins 2 ir 3. Pirmo disko trūksta. Vietoj to įdėtas Verbatim DVD +R. Ir 2 Verbatim DVD +R. Jie yra gali būti filmai. Šitos jos mesiu, nes man jų nereikia. Kitą kopiją. Už eurą. Galėjau 2 eurus ir euras. 20 centų. 2 diskai įdėtas. Acme CDR popierinis viršelis. Tai yra MP3. Kažkiek įrašyta. Memorex CDR. MP3. Acme CDR su šypsenėlė. Draugiška šypsena. MP3 taip pat. Taip. Skubėk. Ir likusius nusipirkau 3 vietoj verbatimo. 3 diskus už €50. Prinko CDR. Lietuvos rinktinės sutikimas. Kur įdėtas Tunex CDR. Tunex. Vat man labai įdomu dėl šito krepšinio, kad gali būti prikolai. Kas žaidžia, kokie Lietuva žaidžia, kelintais metais. Labai įdomu. Ir koks formatas, aišku. Bet blemas su šitas 56 kartus greičio, tai skemas, bet tokia technologija. Nu jo, labai įdomu tas ir kažkiek įrašyta. Bus prikolai, lab įdomu. Vat įdomu. Tunex DVD -R. Acme DVD -R. Muzika koncertas 2013. O šitam diske neįsivaizduoju. Gal čia buvo kur užrašyti. Acme DVD +RV ir senas Acme DVD +RV. Kreivas veidrodėlis 61 ir 62. Ir spėju, kad jame yra rusų komedija. Rusų laida. Arba lietuviškas. Arba serialas. Bet man įdomu. Čia ne kaip Comedy Club. Susijęs su Comedy Club. Tik tiek šitam diskui. Dabar aparatai. Vot. Casio kamerytė. Nusipirkau už 2 eurus. 2 eurai. Gerą kainą. Pigiai. Net ir veikiantis. Bateriją naują įsidėjau. Kroviklį mažą susiradau. Va. Casio. X
EXZ110. Ir dar įdomiausia, kad jis yra anti-shake, kad nedrebėtų šitą kamerą. Anksčiau filmavau su Sony kamera, o dabar su Casio kamera turėsiu. 6 megapikselių. Įdomu, kokia kokybė filmuojama? 240 ar 480? Ir kokia nuotraukos kokybė? Ir koks formatas, aišku. Vat ir kompiuterija. Bet blogai fokusavo man tą kamerą. Nu nieko. Šitą meniu displejus testuojam. O, kamera veikia. Testuota. Ir šitą kamerą jis yra veikia. Ir taip. Galiu fotkintis, galiu filmuotis. Data nustatyta, BIOSas veikia. Kroviklis veikia. Jeigu naudosi, bet jeigu su šita nešiojant, numiręs turbūt. Gali būti, kad baterija baigėsi kažkokiu peko, bet nauja baterija svarbiau. Taip. Nu, kažkada su turgus radiniu turgus radinys filmuosiu su šita kamera, bet pažiūrėsiu. Meniu display parodykim, parametrai. Čia yra parametrai. Čia yra display. Čia yra ledai. Čia yra pasirinkti. Čia yra... Va, veikia. Net. Taip, normalu. Ir fokusavimas geriau neįprastai kokybė. Nu jo, šitą kamerą veikia. Kažkada su šita kamera filmuosiu šitą turgus radinius. Ir taip. Ir galima daugiau nustatymų funkcioniuoti. Aišku. Taip. Ir svarbiausia, kad balsas. Manual exposure. ISO. Shutter speed. Tekstas kažkoks. Easy rec mode. Best shot. Nu jo, daug veiklos galima su šita kamera padaryti. Čia paprasta spausti. Ir taip. Va, matai. Rodo viskas. Taip. Baterija pilna. Kraunasi. Bet, nu jo. Šitas labai gera kamera. Taip. Nu štai ir viskas. Kažkada su šita kamera filmuosiu turgus radinius. Ir taip. Bus retro vaizdų. Duosiu jums retro vaizdą. Dabar ačiū ir iki.